Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kartu pasidarysime šį skanų mūsinį, arba dar kitaip vadiname, putėsių tortuką, kuris yra su vyšniomis. Nerealiai skanus, purus tortukas. Tad, jeigu liksite su manimi, mes drauge labai greitai, tiesiog per kelias valandas pasidarysime šį skanų tortuką. Kad pasidaryti šį skanų mūsinį brūkšnelis putėsių tortuką, mums reikės štai tokių ingredientų. Reikės 420 gramų grietinėlės, geriausia naudoti 35%. Varškės 250 gramų, 160 gramų cukraus pudros, 23 gramų želatinos, 110 gramų vandens želatinai ištirpdyti. Taip pat reikės pasidarysime tyrę uogų. Aš turiu vyšnių, šaldytos vyšnios, uogas galite naudoti bet kokias. 270 gramų vyšnių ir 60 gramų cukraus. Taip pat turiu 140 gramų uogų. Jų reikės kremui ir pasidariau sirupą. Sirupas verdamas labai paprastai. Vanduo, gan daug cukraus ir į sirupą aš įdėsiu šaukštelį romų. Galite dėti amareto romų, o galite visai nedėti jokio alkoholio, tiesiog galime dėti juodos arbatos. Kaip pasidaryti sirupą, mano brango žiūrovai, aš būtinai paliksiu po video aprašymą, taip pat visus smulkius ingredientus, kokių reikia tortukui, aš paliksiu po aprašymą. Taip pat reikės biskvito. Biskvito skersmuo yra 20 cm. Biskvitą dariau iš 4 kiaušinių. Yra pas mane ne vienas biskvitas, tai yra ne vienas video receptukas, kaip jį pasigaminti. Aš taip pat paliksiu video receptuko aprašymą po video. Labai gaunasi geras, stabilus biskvitas. Taip pat aš jį išsikepiau iš vakaro. Žinau, kad jisai man pastovėjo, stabilizavosi ir bus labai patogu jį pjaustyti. Ir pradėsim dirbti. Visuomet pirmiausia, kai darom kremus, tortukus, kuriuose yra želatinos, mums reikia įsibrinkyti želatiną. Ir padėsime tiesiog į šalį, nes mums reikia, kad prieš naudojant, kai mes jau naudosime želatiną, jinai būtų kuo geriausiai ištirpusi. Nereikia dėti nei šaldytuvą, nieko. Taip pat vanduo paprasčiausiai imamas kambario temperatūros. Nereikia jokiais būdais želatinos užpilti karšto vandeniu. Tai yra didžiausia klaida. Kadangi mūsinis tortukas, suflė tortukas daromas labai greitai, ypač kai pasidaro kremas, nes jisai gan greitai stingsta, mums dabar reikia pasiruošti visus įrankius, susipjaustyti biskvitą, jį iškart paruošti, susidrėkinti, susišlapinti, susilaistyti ir tik po to daryti jau kremuką. Surinkinėsiu ant padėkliuko, man bus reikalingas žiedas. Būtų labai puiku, jeigu aš galėčiau viską iškart pasimatuoti ir pasiruošti. Jeigu neturite tokio žiedo, galite rinkti ir tortiniai. Tiesiog kaip jums patogu, bet su tokiais žiedais, kurie štai taip nesusirinko, nusikelia, yra labai patogu. Ir man reikia šitą pusę, kur bus dugnas. Realiai, kur dugnas, tai ten bus mūsų tortuko veidukas. Man reikia išsikloti maistinę plėvelę. Patraukiu, kad viskas būtų čia labai lygu. Taip pat reikia kuo geriau užkamšyti, nes kremukas gali, žinokit, išbėgti lauk. Na, tai ne bėda, mes po to jį galėtumėm nupjaustyti, bet žinom, kaip būna smagu, kai viskas gerai gaunasi iš pirmo karto. Į kraštus aš įstatysiu acetatinę juostą. Man labai patinka dirbti su aukšta acetatinė juosta. Jeigu jūs neturite tokios juostos, galite imti tiesiog kietesnį folderį. Reikia įstatyti ir sutvirtinti. Vienas šonukas, jisai nori, kaip pasakyti, nenori būti gražus ir lygus, tad aš jį priklijuosiu. Ir štai kaip atrodo viskas. Ir dabar visą tai mes tiesiog atidėsime. Dabar reikia susitvarkyti su biskvitu. Mums reikia jį susipjaustyti ir vienas biskvitas bus mažesnis nei kitas. Mums reikės vieno balto. Tiesiog
viršų nupjausiu. Biskvitas yra baltas, tad išmesti jų tikrai nereikia, arba tiesiog galime susipti uogienę ir suvalgyti prie arbatos. Ir dabar dar visą šitą biskvitą man reikia perpjauti pusiau. Visuomet naudoju ilgą peilį riekti duonai. Tiesiog rankute uždedu ranką į vidurį ir, ne tik į vidurį, bet tiesiog viena ranka tolygiai turi pjauti, o šita ranka kairė turi sukti. Štai. Šitas biskvitas eis į tortuko vidurį, kadangi pas mus bus tortukas su 2 biskvitais. Na, visuomet darau ką nors kitaip, skaniau nei turėtų būti. Ir dabar kraštukus man reikia gražiai nupjauti, nes man reikia, gal šitoms patakiau, kad vienas biskvitas būtų mažesnis už kitą. Tiesiog pusę panašiai centimetro. Na, realiai visą tą luobelę aš imsiu ir nupjausiu. Į sirupą aš įpilsiu 1 šaukštelį romo. Ir įrodyti. Romas geriausia, kad būtų tamsus. Romo aš turiu, kadangi karts nuo karto darau kanėles, tai labai gerai kartais į biskvito sirupą įpilti romą, bet irgi ne prie kiekvienų tortukų tinka. Taip pat nebijok, kad alkoholis nesijaus, kadangi jisai išgaruos ir liks tik tai toks kaip prieskonis. Ir dabar, kadangi po to, žinokit, nebus laiko, dabar iškart aš sulaistysiu biskvitus. Ir juos paliksiu, jie tegu pastovi, įsigeria. Labai smarkiai irgi sulaistyti nereikia. Aš sulaistysiu, kaip versiu biskvitą. Dabar šitą irgi apversiu. Ir sulaistysiu, bet nesmarkiai. Kai užvirs uogytės, mums dar reikės gerai pavirti. Ir mums dabar reikia gerai sublenderiuoti. Nes galima blenderiuoti ir karštas, bet tai būna labai pavojinga. Galima nusipirkti jau padarytą tyrę. Kadangi vyšniuose nėra kauliukų, aš, žinokit, smulkių tiesiog lieka pablenderiavus sodyti. Aš nieko nepakošiu, man patinka jausti kreme, galima sakyti, ne tos mažus gabaliukus, kurie iki galo nesusiblenderiuoja. Uogienė netinka, nes susigadina skonis. Dabar dedu cukrų. Viską gerai išmaišau ir dedu ant ugnies. Uogų tyrę mes, šviežių uogų tyrę, tai yra šaldytų uogų tyrę, mes virsime po užvirimo kokią gerą minutę ir užtenka ir reikės išjungti. Taip pat galima naudoti bet kokias uogas, bet jeigu uogose yra kauliukų, pavyzdžiui, kai būna avietės ar ne, tada, žinokit, reikia būtinai visą masę perkošti. Galima perkošti dabar, prieš pilant cukrų, arba jau po to, kai tyrė būna išvirusi. Tad tyrė keliauja ant ugnies. Kol tyrė mūsų verda, mums reikia susitvarkyti su varške. Mums reikia ją labai gerai išsiblenderiuoti. Žinoma, jeigu jūs turite desertinę varškę, tuomet taip blenderiuoti nereikia. Aš į varškę dedu keletą šaukštelių cukraus pudros ir dabar viską kartu išblenderiuosiu. Jeigu neturit blenderio, galima pamaigyti ir šakute, bet tuomet liks daugiau varškės gabaliukų. Bet žinokit, tai skonį tikrai tortuko nepakenks. Sublenderiuota. Taip pat nepamirškite, kad reikia uogytės, kurios yra ant ugnies, karts nuo karto pamaišyti. Uogų tyrė užvirė. Dar pavirs man gerą minutę ir aš išjungsiu ir padėsiu, kad atvėstų, kadangi mums būtent į šią uogų tyrę reikės dėti želatiną išbrinkusią ir kai uogų tyrė labai karšta, to daryti negalime, nes želatina tuomet praranda savo stingdinimo savybės. Uogų tyrė pravėso ir dabar iškart įdėsiu visą želatiną ir išmaišysiu. Nieko ištirpdyti atskirai nereikia, tiesiog želatina ištirps būtent uogose, uogų tyrėje. Ir uogų tyrę, saldžią uogų tyrę man reikės supilti į varškę. Bet
kad želatina nuo temperatūrų kaitos nesusisuktų, nes manau ne vieną kartą ir jums galėjo taip atsitikti, įpili želatiną į kremą ir želatina susisuka kartu susuka kremą. Tai nutinka, žinokit, kai temperatūros gan skiriasi, nes varškė yra gan vėsi, o želatina su uogytėmis, tai yra uogų tyrė, yra gan šilta. Tad aš įdėsiu gerą šaukštą varškės į uogų tyrę ir viską gerai išmaišysiu. Ir jeigu matysiu, kad labai daug man varškės gumuliukų, tai aš dar, žinokit, kartelį sublenderiuosiu visą varškės masę, jau su uogomis. Ir dar kartelį viską kartu sublenderiuosiu, taip žymiai geriau viskas įsimaišys. Ant akių viskas susmulkėjo ir pasidarė žymiai gražiau. Viskas darosi tikrai gan greitai. Ir dabar mums tai lieka išsiplakti grietinėlę su cukraus pudra. Ir realiai viską turėsim sumaišyti ir turėsim kremuką. Kad gerai susiplaktų grietinėlę, ją visada reikia laikyti šaltai. Tai yra šaldytuve. Prieš naudojant visada, kad ir atsinešėm iš parduotuvės, visada gerai atsišaldykit. Tuomet žinokit 99%, kad kremas gerai įsiplaks ir gausis stabilus ir skanus. Reikia išsijoti cukraus pudrą, kadangi pastovėjo ir toks jausmas, kad lyg drėgmės prisigaudė ir sukrito į gabaliukus. Tad, kad tų gabaliukų kreme nesijaustų, reikia būtinai išsijoti cukraus pudrą. Labai tikiuosi, mano brangūs žiūrovai, kad ir šį video pamokėlė, video receptas jums bus naudingas ir vertingas. Tad jeigu patiko, nepagailėkite paspausti like, palaikykite mano kanalą. Taip pat, jeigu nesate užsiprenumeravę mano kanalo, būtinai padarykite, kad visuomet kartu būtumėm ir visuomet vieni iš pirmųjų žinotumėt, kad Mrs. Kay Bakes & Cakes įkėlė video receptuką. Ačiū Jums labai už palaikymą. Dabar mikserio geriau nejungti, nes bus baltas debesis. Taip pat noriu padėkoti Jums už prenumeratas, už laikus, už komentarus. Tikrai džiaugiuosi, kad aktyviai stebite ir kartu gaminate su manimi. Pas mane mikseryje 5 greičiai, pradžioje jungsiu ant 1, 2, 3 ir po to jau, kai prasiplaks truputėlį grietinėlę, uždėsiu ant pačio galingiausio, ant 5 greičio. Ir visada, dar patarimas, visada sukame vieną kryptimį, nemakaluokite. Matote, kaip greitai ir iki stabilumo, iki purumo susiplakė grietinėlė. Būtent, kad grietinėlė buvo šalta ir tolygiai nemakaluodama išsukau. Tiesiog kiekvienas kremas, kad ir plakit sviestą, nemėgsta būti makaluojami. Tiesiog tai yra toksai vieša paslaptis. Taip pat, kai darom biskvitus, irgi plakam rankiniu mikseriu, irgi žinokit, su kiekviena kryptimi. Kiaušiniai taip pat nemėgsta tokio makalavimo. Ir aš dabar į grietinėlę įpilsiu vos varškės kremo. Ir viską, neskubėdama, iš apačios į viršų išmaišysiu. Tiesiog čia kremas, jisai temperatūra skiriasi. Grietinėlė yra žymiai šaltesnė nei varškės kremukas. Bet varškės kremuko šaldytuve irgi laikyti nereikia, nes atsargiai ten yra želatinos, gali būti nelaimė, sustings ir viskas. Tuomet jau mes normaliai musinio putėsinio tortuko nepadarysim. Dabar aš galiu išpilti visą. Ir galima bus mikserio pagalba viską greit prasukti. Taip pat reikia žiūrėti atsargiai, nes varškės kremas yra sunkesnis ir jeigu mes blogai išmaišysime, varškės kremukas, bent jau jo dalelytės, nusės ant pačio dugno. Atsargiai.
Ilgam šio kremo palikti negalima, kadangi kremas jau pasidarė gan vėsus ir želatina gali greitai susigriebti, greitai sutirštėti, o mums reikalingas gan skystokas kremukas, kadangi mums reikės jį supilti į torto formą. Jeigu jums norėtųsi ryškesnės spalvos, galima įdėti truputėlį maistinių dažų. Ir dabar mums nereikia dėti nei biskvito, nieko, o tiesiog įpilsime, kažkur pusę kremuko. Kremas, žinokit, pas mane tirštutėlis. Ir dabar reikia gerai išlyginti, nes čia bus tortuko veidas. Jeigu bus, pasitaiko visko, kažkur neišsilygina, kažkur nedaina, tuomet, žinokit, veidukas būna toks, nelabai lygus, bet nieko, viską mes darom savo ir po to mes dekoruodami kažkokius nelygumus arba tarpelius galim pakavoti. Ir dabar dedu biskvitą, kuris yra mažesnis. Gerai sutrambuoju. Ir dabar į likusį kremuką sudėjau uogytes. Ir vėl viską gerai išmaišau. Matot, kaip greitai stingsta. Jūs gal darysite be kameros, jums bus paprasčiau. O man dar reikia ir pakalbėti, parodyti, kažką padėti į šoną, į šalį. Ir kartais užsigaišta. Ir dabar visą kremuką aš turiu supilti. Labai tikiuosi, kad man į kraštukus išeis uždėti. Nes kremas ant akių, žinokit, stingsta. Tiesiog dabar į tuos šonus turiu pakamšyti, kad man pasikavotų biskvitas. Šiaip kremukas turėtų būti vos skystesnis, tada viskas gerai susipila, bet nieko. Bet gali būti ir jums taip nutikti, kažką užsikalbėsite, kažką kito darysite ir kremukas, kaip ir sakiau, stingsta akyse. Reiškia, viskas gerai, želatinai temperatūra tiko, uogos buvo atvėsintos iki tinkamos temperatūros. Dabar uždėsiu biskvitą, čia jau bus tortuko dugnas. Ir pabandysiu visur gerai paspausti. Kai aš taip gerai paspausiu, manau, kremukas, kur reikia, ir išsilygins. Matot, kaip viskas greitai. Ir sakau, man patinka, kad nereikia nieko galvoti apie puošybą. Tortukas jau ir tai būna gražus, net galima valgyti ir nepuošti. Ir dabar tortuką reikia palikti, įdėti į šaldytuvą, palikti stabilizuotis. Tai gali užtrukti nuo 3 iki 5 valandų. Bet šiaip žinau, kad po 3 valandų pakankamai būna tortukas sustingęs ir jau jį galime išimti, puošti ir valgyti. Tad susitiksim po kelių valandų. Tortuko norėsiu pasipuošti minimaliai. Tam, kad jį pasipuošti, man reikia ištirpdyto šokolado. Pas mane yra 20 gramų pieniško šokolado ir 5 gramai sviesto. Galima naudoti ir tik šokoladą, juodą, baltą, pienišką, kokį norite. Papuošimui naudosiu mėlynis ir dar radau parduotuvėje, bet jau, manau, uždėsiu ant tortuko, bus gerai, mėtų lapelį. Iš karto įdėsiu į konditerinį maišelį, jeigu neturite, galime naudoti paprastą maišelį, mums vis tiek reikės nukirpti tik mažą kamputį. Pirmiausia, ką reikia padaryti, tai atsargiai nuimti žiedą. Ištrauksiu plėvelę. Pažiūrėkite, koks gražus, čia gan gražiai. Ir dabar uždėsiu padėkliuką ir man reikės apversti. Pas mane mūsų jau buvo pradėjęs stingti. Visgi daryti video, kalbėti yra truputėlį sunkiau, nei tik tai daryti tortuką. Ir dabar paimsiu šokoladą ir tiesiog spausiu, o kita ranka padėkliuko pagalba suksiu ir padarysiu tokį paprastą papuošimą. Man patogiau gal net kitaip. Tortukas yra šaltas ir šokoladas gan greitai stingsta. Ir dabar reikia tiesiog pridėti uogyčių. Uogytės gali būti bet kokios. Pas mane šiaip būtų vyšninis tortukas, bet deja vyšnių neturėjau, tad
spalva panaši, kaip būtų su mėlynėmis. Jeigu užsižaidžiam ir šokoladas čia greitai pradeda stingti, tiesiog kiekvieną uogytę patepsime truputėlį šokolado ir kuo puikiausiai uogytės aplink yra vietomis tuščių ertmių, vien todėl, kad mūsas buvo netoks skystas. Tad aš manau, kad jūs darysite vieni, neturėsite su kuom paplepėti, taip kaip būna man, kadangi norisi padalinti, papasakoti, kuo daugiau išdėstyti įvairiausių patarimų. Kelios sekundės, kelias minutės, kurias mes išgaištame, žinau, kad turi svarbos darant mūsinius tortukus. Ir viskas. Labai lengvai, labai paprastai mes kartu su jumis, brangūs žiūrovai, pasidarėme šį skanų mūsinį, arba dar kitaip vadinam, putėsių tortuką. Žinoma, labai norėsiu parodyti torto pjūvį. Brangus mano žiūrovai, labai esu dėkinga, kad visuomet esate kartu su manimi. Be galo noriu jums padėkoti už jūsų palaikymą. Ir jeigu jums patinka šį video pamokėlį, nepagailėkite uždėti like ir paspausti, jeigu nesate užsiprenumeravęs mano kanalą, prenumeruoti. Skanaus, tortukas tikrai skanus, purus ir vertas dėmesio.